Kunčino skaitimams parašiau 2 meilės istorijas. Istorija suaugusiems išgirsite rytoj. O šiandien tokia, beveik paaugliams istorija, kuri galėtų kai kam priminti 60-ųjų pabaigos, 70-ųjų pradžios prancūziškus ar kai kuriuos juodus, baltus, rusiškus filmus. Ten kartais viskas sutapdavo. Tokie atmosferiniai, liūdni dažniausiai reikalai. Vat vieną tokį atmosferinį liūdną daiktelį aš leisiu savo perskaityti. Jis yra truputį gal ilgesnis. Aišku, poemos jau čia galima ir romanus skaityti, bet jis yra truputį ilgesnis negu reikalavo reglamentas, bet kai mes čia atvažiuojam kartą per porą, ketvirtą ar 6 metų, ne tam, kad laikytumės reglamentą. Nesakysiu pavadinimo, jis iškils istorijos pabaigoje. Mergaitės vardas bus kirčiuojamas taip, kaip jis yra kirčiuojamas toj valstybėje, kurioje ji, tikiuosi, laimingai tebegyvena. Prieš gerą 10-metį ambasadorius B nusivedė mane į restoranėlį Alpenrose Švaicės virtuvė Rygos senamiestyje. Ant žydro fasado, apipintos baltais žiedais, ganėsi rudos karvytės su varpeliais po kaklu, o šaldytuve nuo pat ryto laukė šviežiai išpilstytas romus ir šachmatų pėstininkai partijos pradžioje kiršas, vos apšarmojusiuose stikliukuose. Legenda bylojo, esą restoraną atidarė šveicaras, mūsų atšiaurius krantus pasirinkęs žinoma dėl moters, dėl kogi daugiau. Tada tokių meilės imigrantų ir nepridygo. Jie paprastai steigdavo restoranus, kavines ir pizzerijas, kurių likimas po neišvengiamai anksčiau ar vėliau nutikusių skyrybų būdavo gana dramatiškas. Buvusios tos vienintelės, vienos jų neišlaikydavo, tad netrukus šeimininkai keisdavosi ir visa vietos dvasia garuotė išgaruodavo. Vyšnių vandenį išpilstydavo padavėjas Zita, kurią ambasadorius dažnai matydavo atėjęs čia biznio priešpiečių. Diplomatai visus asmeninius ir valstybinius kataklizmus išgyveno neprarasdami 2 svarbiausiųjų Pijoko ir Mergišiaus įgūdžių. Tad nenustebau, kad Zita žaibo greičiu su atverstu bloknotėliu įsikūnijo prie mūsų staliuko antram traktieriaus aukšte. Ji nebuvo panašiai į klasikinę latvę, būtinai aukštą ir būtinai kiek išdidintų kaulų ir bruožų ilgaplaukę su kirpčiukais jau negailestinguose lygiaplaukių manekenių profsąjungos valdose. Pasakykime paprasčiau, Skandinavijos pusėje. Jeigu jau ten graži, tai labai graži. Beje, latvių merginų grožis įvairiose išklotinėse, įskaitant ir politiškai nekorektiškas, nūnai kotiruojamas vis aukščiau ir aukščiau. O Zita buvo klasikinio baleto pusėje. Koks tobulų linijų, subtilių plaštakų ir modelianiško kaklo atvejais. Ant jo ant grakštaus postamento, restorano aplinka verstų sakyti ant padėklo, ilsėjosi nedidelė galvutė Ale Brankuši su prišukuotais tamsiais plaukais. Veidas kiek priminė moteris iš tarpukario fotoateljė vitrinų. Saikingai retušuota, bet niekur neperspausta. Plona lūpė, aštrianosė, didžiakė. Tokioms išsyk užrašomi telefonai kitoje oficialių vizitinių pusėje. Ar skambučio sulaukiama, istorija paprastai nutyli. Ką vidudienį nukirtome visus baltųjų pėstininkus. Ambasadorius mokėjo auksinę kortelę, man teko laimė palikti arbatpinigių. Zitai jų buvo visiškai negaila. Jau žinojau jos darbo grafiką. Pro priekinį Volvo su diplomatiniais numeriais stiklą atrodė, kad lieknos padavėjos dėka Ryga kažkaip esmingai priartėjo, tapo ne tokia impozantiška, nes jie jau centrinės dalies
kažkada privalomi 6 aukštai, vis dėlto atrodydavo perdėm imperiški. Užversti, tai yra atversti galvą į Jugendo grožybės, dažniausiai irgi galvas, staiga tapo lengva, nes prie Rafaelitų įkvėptų fatališkų veidų vietoje dabar vaidenosi vėjavaikiškas ir nepagaunamas, nelyginant iš prancūzų naujosios bangos filmų atplasnojęs Zitos veidas. Žiauru, bet šitą sinefilų šventą vardą, latviškai Jaunais Vilnis, rusiškai Novoja Valna, netrukus uzurpavo Jūrmaloje vykstantis Latvijos ir Rusijos organizuojamas tarptautinis estrados dainininkų festivalis, kurio trigalvis Slibinas Paulas Pugačiova Krutojus ne tik prie Rafaelitus, bet ir Alberto gatvės garsiuosius pastatus projektavusi Michailą Eizenšteiną ar ten pat gimusi serą Isają Berliną būtų pakraupinęs žymiai krūčiau negu Leniną saugojusių Latvių šaulių fizionomijos. Simboliška tik tai, kad pirmojo konkurso nugalėtoja buvo niekam nežinoma ir netrukus vėl nebūtin nudardėjusi amerikietė Angelina LaRose. Zitos rožė tuo metu jau irgi skriejo užmiršties orbita, manosios pridėsime. Mes susitikinėjome maždaug porą metų. Parkuose, atkampiuose šokoladinėse, žodžiu tariant, kitoje lygoje, kurią mūsų iškilusis olimpietis savo beatodairiškoje knygoje apie Latviją vadina niekieno. Mėgom turgaus galias, medinę, tada dar Vilnių žvėryną primenančią, bet netrukus įstatymo apgintą ir sparčiai prikeltą architektūrą. Galėtum čia gyventi? Klausdavo strykčiodama ant vienos kojos. Turėjo keistą įprotį trumpam pasukioti snapą vos ne 180 laipsnių kampu. Įdomiausia, kad kampą pamenu, o snapą nelabai. Ji padėdavo galvą man ant peties, moki priešti smuiku. Sudėtingesnių klausimų vengėme. Nesiteiravau, kaip jie atsidūrė pas šveicarą. Sakė, turinti svajonę studijuoti vaikų psichologiją užsienyje, bet studijoms oi kaip stinga lėšų. Mokėjau tas zuikių dainas atmintinai. Brolis Airijoje, sakė, irgi padės. Tada jau suvokiau, kad Latvių egzodas panašus į mūsiškį. Ieškoti labdarių, masiškai išvažiuoja esami ir potencialūs bedaliai, už ką valstybė jiems neakivaizdžiai neišpasakytai dėkinga. Kam buvo skirtas tas irgi? Į namus niekad nekvietė, aš ją nuolat. Tačiau lygi mano namų vedė ilgas kelias per kopas. Kartą paskambino iš Kretingos dydžio Salduso, beveik pusiaukeliai. Supratau, kad kažkokia mistinė jėga privertė ją išlipti iš autobuso. Daugiau niekada nebeskambino. Skambindavau aš, tik nieko neplanuok, sakydavo. Atvirukus iš kelionių siūsdavau į Alpenrozę, Jaunielą 16 4Z. Žinau, kad ateidavo. Vieną žiemą Atėnuose pataikiau į masišką madingų drabužių išpardavimą beveik po Akropolių, kur iš visų pusių spaudžiamas cypiančių kreivakojų japonių, vis dėlto suspėjau sugriebti keletą outletų, kurie tiko jai kaip nulieti, marškiniai, sijonas, švarkas, dublionkė, kepurėlės. Apie aksesuarus pakylėsim. Tada jis sulaukė manęs grįžtančio iš Graikijos, bet nesulaukė grįžtančio iš Palangos. Juk tu pats sakai, kad laukti didžiausias menas. Sakydavo jau vėliau, visą apsikarščiusi gardantais, pirktais parduotuvėje Paranoja, prekiaujančioje to paties pavadinimo Atėnų, Jozukų ir Sandrų mados linijos gaminiais. Kadangi beveik nesidažė, jai tikdavo beveik viskas, ypač rudenėjančių lapų ir vystančių žiedų atspalviai. Artėjant žiemai, Ryga daiktais irgi pagražėdavo, ypač ten, kur architektūra dar turėjo muskulų, tų, kurių jau stigo mūsų platoniškam romanui. Apsaugoti nuo bežadės postkoitalinės niekybės ir akių gręžiojimo. Mes taip ir neatradom savo jaukaus lizdo, vos neparašiau įščių. Vienišos šachmatų figūrėlės, neturinčios kur sugulti didmeistrių partijai pasibaigus. Į viešbutį įnėjo iš principo, o aš taip ir neišmokau vedžiotis merginų į draugų namus nakčiai, tai yra paleisti tų namų viešbučių.
Atmintyje išsaugojau tik ten ir tebevažiuojantį popietinį autobusą į Klaipėdą. Įėjau už dulkėto lango, nors akimis vis dar viduje. Pirštu rašo stikle, šleivom atbulai žengiančiom raidėm I am sad, I am bad, just forgive me. Važiuodami atgal pakliuvom į liūtį, kuri nuplovė tas dulkės draugė su visa mergaitė, draugė su mūsų romantiškų vaikštynių ir pokštų, šokčiojimų ir šūkčiojimų, jokingų latviškų žodžių ir didmiesčio reklamų dar vakar regis nenutrūksamų ugninių srautų. Viskas dėja nutrūko, išsisklaidė, išsivadėjo. Praradau ją kaip ir kitas, tarytum iš balkono išmestas vazas. Sunkiausia be abejo patikėti, kad meta ne kokio beširdžio anonimo, o tavo paties subtilaus ir viską neva sukrantančio ranka. Kartum atšaldyto kiršo taurelė, pati kiltų prie lūpų ir pati nusileistų ant grindų. Kartais ankstyvą bemiegį rytmetį, dažniausiai kažkur po svečios šalies viešbučio žvaigždėmis, Zitos vazos duženos vėl sulimpa į vieną tarsi skulptoriaus Konstantino Brankušio epigono rankų išlietą visetą, kuriame nežinomo geradario pamerkta, niekada nenuvysta rododendron feroginėlių tikroji Alpių rožė.